Sveiki, sveiki. Sugalvojau taip ekspromtų išeiti į laivą. Šeimą palikau žaidimų aikštelėje. Parašykit, ar girdisi dabar, aišku, čia kažkoks malūnsparnis skrenda. Noriu keletą klausimų, žodžiu, aptarti. Sulaukiu iš jūsų kelių klausimų, tai vat norėčiau, kažkaip per stories jau man išeina greitai atsakyti, tai pakalbėti gyvai. Ir jeigu turite klausimų, tai aišku, bet kokių galit man užduoti, jeigu bus labai ne į temą, tai arba pasiliksiu juos kitam kartui, arba tiesiog praignoruosiu. Mano live tai turiu kaip ir teisę tokią. Va, tai vienas iš tokių klausimų buvo apie sodrą. Ir ten buvo toks komentaras, klausimas buvo, kodėl apsimoka tą sodros antroj pakopoj dalyvauti. Ir iš karto buvo komentaras, kad vaikai blogai, nes išėjo į pensiją žmogus ir jiems moka po labai mažą dalį. Tai apsimoka dėl to, kad kai jūs mokate, nuo jūsų algos, čia nuo darbo užmokesčio ir aišku, jeigu individualią veiklą turite, kai iš jūsų išskaičiuoja 3% tos papildomos sodros kaupimo, valstybė jums dar prideda 1,5%. Ir tai yra labai didelė paskata. Tai jūs iš karto jūsų suma, padidėja 50% įmokos. Tai, nėra turbūt geresnio dar varianto. Kitas dalykas, taip, galbūt kažkam tai problema, kad po to pensijų moka ten maža suma, bet mažą sumą dėl to ir moka, kad jūs mažai mokėjote tų įmokų, tai jeigu jūs kas mėnesį atsidėsit, kad ir savo po 10 eurų investicijom, tai jūs senatvėje irgi nesukaupsite milijonų, suprantate, tokia ir logika, kuo daugiau mes įmokam, tuo daugiau gaunam tų pinigų. Ir sakau, čia pagrindinis tas akcentas, kad valstybė dar prideda savo 1,5%. Ir atsimti iš karto taip, tos sumos negalima, bet jinai yra paveldima, reiškia, jeigu, numirsite, net ir neišėję į pensiją, tai jau tos įmokos jau bus jūsų sukauptos, jūs galės jūsų artimieji jas paveldėti. Ir kitas dar toksai, man toks gal čia retorinis klausimas, tai tarkim, aš išeinu į pensiją ir sakau, tai vat ir pensiją man visą, žodžiu, atiduokit iš karto, o aš jau su ją kažką darysiu. Tai taip nebūna, negali atiduoti visos pensijos, nes pensiją mums mokės mūsų vaikai, anūkai, žodžiu, visi tie dirbantieji, todėl tikrai negali iš kažkur ištraukti tos didelės sumos ir ją atiduoti. Klausimas, ant paskolos investuoti apsimoka. Aš nelabai suprantu klausimą, tai patikslinkit klausimą. Ar čia, kad jūs turite paskolų, ar norite imti paskolą ir pirkti ant, koks ten tas klausimas. Čia iš kažkokia uostė, žodžiu, tokie vaizdai. Ne kažką, bet čia šiaip labai toliau gražus kalnas, o mes šiandien buvom į Veizuvijų visą šeimą, įkopėm ir netgi mūsų mažylė 2 metukų kopė. Dar sulaukiu tokio klausimo, ar verta pirkti investavimo mokymus, jeigu, čia aš jau savai žodžiais formuluoju, jeigu tik tai 30 eurų galiu investuoti. Tai man čia, žinot, nežinau, dabar tokios analogijos greitai kažkaip nesurandu, bet pirma mintis, kuri šauna, maždaug gal tie 30 eurų tarsi visai nereikšmingi, tai reiškia, juos galiu ir sudeginti. Bet jeigu jūs nusprendėte, kad ir tuos 30 eurų investuoti, tai pradžiai, aišku, juos susitaupyti, atsidėti ir investuoti, tai verta vien tik tam, kad jūs jų nesudegintumėte. Jeigu jūs galite tuos 30 eurų investuoti, gal dabar tik tai galit, nes alga nedidelė, bet gal po to galėsit 100 eurų ir jau žinodami, kur ir kaip geriausiai juos įdėti, jūs jau ruošite savo strategiją. Dar toksai svarbus niuansas. Pažįstu ne vieną ir ne 2 žmonės, kurie uždirba didelės sumas. Daugiau negu 10 000 ir jie neinvestuoja. Tiesiog jie viską, ką turi, tą išleidžia. Ir pažįstu žmonės, kurie minimumą galbūt uždirba, bet atsideda tuos 30 eurų ar 40 ar gal 100. Ir jie sutaupo tam pačiai gal net ir būto kažkokiai tai nedidelio pradinio įmokai, gal ten ir garažą perka, sutaupo
galbūt šiaip deda kažkur dar, bet esmė, kad sutaupo ir investuoja. O jeigu yra toksai požiūris, kad jeigu negaliu didelės sumos investuoti, tai iš vis neverta, tai yra klaidingas požiūris. Tai dar geriau yra mokytis ir suprasti, kaip viskas vyksta, kai mažom sumom, nes kai jūs turėsite didelės sumas ir su didelėm sumom, neturėdami žinių pradėsit žaisti, tai bus didesni praradimai. Tai gal net nusimsiu sakinus. Tai va toks mano požiūris į tas mažas sumas ir apie nesimokymą. Tai kol dar nepadarė didelių sumų, neturit ir negalite padaryti didelių klaidų, tai tol tikrai verta išmokti, kad to nepadarytų. Aš pati esu prisižaidus su didelėm sumom, gal man net taip ir gaila, nes aš jas ir didelės uždirbau, tai žinot, ne taip skaudu galbūt kai ką prarasti, bet aš savo pamokas ėmiau ne iš kažko mokiausi, iš savęs ir jos buvo labai brangios. Kažkaip tai nelabai man buvo pasitaikę keliai tų žmonių, iš kurių galėčiau pasimokyti, arba iš kurių norėčiau pasimokyti. Nors tikrai esu gyvenime gavusi žmonių labai gerų patarimų ir labai gerų pamokų, ką pritaikiau gyvenime ir kas buvo tikrai labai sėkminga ir būtent tie dalykai ėjo iš jų patirties. Tai aš visuose savo mokymuose pirmiausia dalinuosi realia patirtim, o ne kažkokiais ten, žinot, teoriniais dalykais, nes teorinį dalyką ir... Tai žodžiu, aš to žmogus, kuris klausė, pirma mintis man buvo, kad pagalvojau, kad, gal 40 metų čia tarsi brandus amžius ir tas žmogus pasakė, kad yra 60 metų brandus amžius, tai kaip ir ar 60, tai, aš nežinau, dabar į pensiją gal jau turbūt ir išeina, moteris anksčiaugi pas jas brandus amžius atsiranda. Tai žodžiu, ar verta pensiniam amžiui investuoti, tai... Kokios gali būti strategijos, kai tau yra 60 plus ir tu gauni kažkokius pinigus ir ką su jais daryti? Ne? Mano, pavyzdžiui, mama, jai yra 75 metai ir jinai pensijos gauna labai mažai, nes dirba paprastą darbą ir jinai tuos pinigus neišleidžia, nes ją ten tipo vyras išlaiko ir jinai tuos pinigus kaupia. Ir sukaupus yra ten kažkiek tai ten tų tūkstančių, keliasdešimt, sakykime. Ir praeitais metais, užpraeitais metais berods, ar praeitais, aš dabar neprisimenu, žodžiu, buvo 18% infliacija. Tai, žodžiu, penktadalį tos sumos, kai tai yra nuo kokių keliasdešimt tūkstančių, tai, žinot, tikrai labai reikšminga suma. Ir mano mama laikė tos pinigus kojinėje. Aš jos neprašiau imti iš tikrųjų, aš jai daviau patarimą, sakau, mama, tu, sakau, bent įdėk į tą terminuotą ar kažkokį ten indėlį, kad tu ten bent gautum tuos kelis procentus palūkanų, nes tau tie pinigai vis tiek jų bus daugiau, didės. Ir plus, kadangi apdraustinė, niekur nedings. Ir jinai sakė, ne, aš nepasitikiu, aš nieko nepasitikiu, ir žodžiu, jinai leido savo pinigus suvalgyti infliacijai. Tai va, tokie pensiniam arba vyresniam arba bet kokiam brandžiam amžiui, jeigu jūs turite pinigų, tai yra tokios 3 strategijos. Viena yra laikyti pinigus kojinėje ir kojinėje tos pinigus valgys infliacija. Antra strategija, tai, kad turite likutį investuoti ir tuos pinigus arba didinti ženkliau, arba minimum apsaugoti nuo infliacijos. Ir trečia strategija, tai aišku, gyventi šią dieną ir išleisti. Ko aš iš esmės net ir tam vyresniam amžiui nerekomenduoju, nes mes nežinom, gal ten kažkokios lygos bus dar papildomos didesnės, o gal kokius senelių namus galima geresnius įsigyti, turint daugiau pinigų. Tokie mano pamastymai. Aš kažkaip tai už tai, kad investuoti. Dar galbūt 4 strategija, tas arba 3 gyventi šią dieną, jeigu tu turi daug pinigų ir jau pas tave yra susikaupę ten investicijos ir tu iš esmės jau gyveni iš investicijų, iš savo tų pasyvių pajamų, tai gal ir nėra prasmės dar toliau didinti tą turtą ir daugiau investuoti, tada tikrai galbūt verta jau pasimėgauti gyvenimu. Tai mano, galbūt šitą ir yra paskutinė strategija, kurią aš siekiu, kad tam, kad aš dabar investuoju, tam, kad aš senatvėj, nereikėtų man taupyti, nereikėtų dar papildomai kaupti tų pinigų, o kad aš jau gyvenčiau ir leisčiau tuos sukauptus pinigus, bet kad jų užtektų ten iki mano, nežinau, 100 metų, 120, mes gal net iki 150 metų gyvensim. Žinot, kad tokie jau tyrimai ir pamastymai daromi, kad mūsų gyvenimo trukmė labai ilgės. Tai klausimas, iš ko mes gyvensim, kas mus išlaikys, mūsų vaikai 100-mečiai, kai mes busim 130. Tai va, tokie įdomus dalykai ir investuoti tikrai verta visame.
Kas klausimų dar kažkokių turit? Aš tokį trumpą iš tikrųjų šiandien laivą, neilgą. Dar tokiu norėjau pasidalinti. Tai pagalvojau, kad žmonės kažkaip ir nenori taupyti, nenori investuoti, bet jie pagrindinę klausimas, ar apsimoka draustis investicinių draudimų, neapsimoka, yra geresnių, žinokit, variantų negu investicinis draudimas. Paskaitykit mano šitus highlightus apie atsargiai draudimas, man rodas, ar atsargiai kažkas tai ten toksai ženklas su pavojinga. Ten daug apie tai rašyta. Ir žmonės, žodžiu, nenori taupyti, nenori investuoti, mėgsta gyventi šią dieną, bet tik ką jie investuoja, aš jau nekalbu ten į visokias pramogas, ne visi, aišku, dalis, tarp mano sekėjų turbūt tokių žmonių yra mažuma, bet jie nori, jie galvoja, kad aš čia neturiu pinigų, nes aš turiu kažkokiu tai ten blokų finansinių piniginių, taip, ten yra tam tikri psichologiniai dalykai irgi, kuriuos panaikinus kažką tai galima pradirbus susitvarkyti, bet reikės tenai dirbti. Bet kas baisiausia, jie galvoja, kad tie blokai, ar tie kažkokie tai dalykai, dėl ko jie ten negali turėti pinigų, nemoka taupyti, daug išleidžia ir panašiai, kad tai yra tarsi kaip užkerėjimas, reiškia, nueisiu į kažkokius mokymus, pinigų gausos ar dar kažkokius pamedituosiu ir man tos blokus nuims. Tai žinokit, šitie dalykai taip neveikia. Nenusimsite blokai, nes blokus reikia ir surasti savo, jeigu susirandat valio, bet po to reikės ir padirbėti. Ir ne visais atvejais tenai jūs juos greitai atrasite. O dažniausiai, taigi žinot, mesgi tingus tokie organizmai, tingim kažką daryti, norim greitų piliulių. O investavimas yra ilgas žaidimas ir kantrybės reikalaujantis, ir tai nėra greita piliulė. Už tai pinigus visokiam aferistam ir atiduodam. Klausimų neturite, ir viskas. Tai